Palengvina, jūs pradedat 9 ar 10 po? 9. 9. Aha. Nu, tai aš jau pradėjau vis tiek. Aš dėdelgis iš kito kontinento. Ir nežinau, kodėl jūs privertė čia sėdėti, bet mėginsiu, kad būtų linksma. Ne? Tiesa, katedros tenai poniai, paneliai, daviau tokią diską su raštais. Jeigu norite nusispausdinti arba nusikopijuoti, tenai mano raštai, net lietuviškai šiek tiek. Tai, pagal temą kalbėsim, tai kas tik norit. Paskui yra iš mano veikalų, tai bus su Šliogeriu filosofijos likimas ar lemtis. Ne? Žinot, su Arvydu. Pažįstat Arvydą. Ja. Išvertėm jo tą išmūtų. Mes tas 2 dalis išleidom. Vieną mano, kitą jo. Ir taip netikėtai tas dalykas susidėjo. Visai išleidau tuos 5 kilogramus, esmas ir asmenybė ir esamybė. Ir tada jis nuliūdo. Aš parašiau recenziją, kad sakau, Karūna nieks tokio daugiau negalės parašyti, tokio lygio filosofijos. Jis labai džiaugiasi, paskui sako, ką dabar daryti. Įsitraukė butelį, kaip to Alytaus, sako, ką dabar man daryti daugiau. Sakau, rašom kartu. O, galim. Tai parašėm. Tada išvertėm, gavau leidyklą Amerikoje išleisti angliškai. Tai jam labai patiko. Tai redaktoriai, tas leidyklos, nieko apie Šliogerį nėra girdėjus, paskambina iš filosofinio teksto, sako, kodėl tas žmogus toks piktas. Sakau, tai Arvydai parašiau, sakau, tave visi pripažįsta, kad piktas, net iš kalbos svetimos. Tai va tas išėjo ir tenai daug įdomių dalykų yra, nes ką mes čia nuveiksim, tai bus visai kas kita, negu jūs pripratę. Mes, kaip sakant, būsim filosofijoje. Jokių tenai pašalinių dalykų, kokie nors dievai ar deivės, ypač kai deivės lenda į akis, tai labai sunku kalbėti filosofiškai. O paskui atenai mokslai, atenai fizika ir visa kita, nes dauguma dabar ne filosofų dažnai apeliuoja. Mat fizika, taip sakė, mes tikim, filosofija nebeieško tiesos, nes ką, filosofija neturi laboratorijų, neturi. To nieks nefunduoja tyrinėjimų mokslinių filosofams. Tai aš dar esu pasiryžęs sakyti, kad mes visgi neturim bijoti nei mokslininkų, nei teokratų, nei teologų, nei jų dukrų. Nes filosofija turi būti savistovė disciplina, kaip pagrindas visų. Aš dar tą irgi tezę, kad be filosofijos nei mokslas, nei kiti dalykai yra neįmanomi. Tai va, tai aš laikysiu tuo. Jeigu jums nepatiks, sakysi, tai po velnių, mes turim kitokią tezę, astrofizika jau išaiškino tą. Tai aš to nebijau, nes pas mane kiekvieną penktadienį susirenka mokslininkai ir visokie žmonės ir mes diskutuojam mokslas ir paskutinis žodis astrofiziko, astronomui mes dėsto. Kalbėjome apie laiką, sako, visgi mes laiko nesuprantam.
Ir sakau, tai jums reikia filosofijos. Tai va, ar jūs turit kokių temų jums reikalinga išvystyti, ar taip savo iš pradžių pradedam. Ir kitas dalykas, aš labai tingiu cituoti. Bara mane visi parašau veikalą kokį, sako, nu tai kur jūsų nuorodas, sakau. Sakau, čia tema išsivysto pati, nereikia nuorodų, bet sako, reikia, kokie tavo autoritetai. Sakau, paskambink dabartiniam popiežiui, gal atsiras. Tai va, pradėsim ne iš pradžių, nes pradžios dar nieks nežino. Big Bang jau yra subūkinta kaip teorija, nors dar apeliuoja, tai pradžios kol kas neturi. Tai va, pradėsim iš taip. Filosofija kaip po vakarų civilizacijos pagrindas iškylo labai visai kitaip negu mes skaitom vadovėliuose. Žinot, vadovėliuose mes skaitom, kad viskas iš vandens iš pradžių, viskas iš alaus, iš vyno padaryta, kas ką sugalvoja, tą ir dėstė. Bet prasidėjo truputį kitaip, nes prasidėjo nuo suradimo žmogaus esmės. Kaip taigi esmės nebėra, jau senai nebėra, ne? Postmodernistai groja visokiais smuikais, kad nėra esmės, nėra žmogaus, nėra poeto. Nėra rašytojo, nėra teksto, nėra autoriaus, o rašo kaip pasiūtę. Ir dar pinigus gauna už tai. Kad Derrida jos pasiekėja, aš šnekėjau kažkur. Tai sakau, Derrida taip ir taip ir taip. Tai atsistoju vien, sako, tokių dalykų kaip Derrida nėra. Tai sakau, tai kodėl ten ant tų knygų tai užrašyta Derrida? Sako, tai tik tais yra semiotikos reikalas. Sakau, aš galvoju, kad jūs tas knygas perkat. Sakau, tai jisai turi banko kasą, turi kieno vardu. Mėginantis pasprūkti, kad nieko tokio nėra. Ir vis atsiranda. Ja. Tai gerai. Tai filosofija gimė visai kitaip. Gimė, kada žmogus susiprato gyventi kaip žmogus. Tai buvo tokia toks įvykis, vadinamas liūto amžius. Žinote, karaliai ir valdovai tenai. Agamemnonas keliauja į Troją užgalėti, nežinau kodėl, durniai, žinot, vyrai durniai. Ko tenai nusibastinti, primušt kitos, gerai, duoda su kuoka viens kitam. Ir tai jau čia, ir dabar ir pasaulyje mušasi, duoda galvas kapoja dėl malonumų. Ja. Tai va, tas vargšas karalius keliauja į karą. Kas atsitinka? Vėjo nėra. Tai ką, reikia vėją gauti, ne? Tai kaip tą vėją gauti, reikia paaukoti ką nors. Tai paaukoja savo dukrą. Ir staiga, aišku, tada okeanas ir Poseidonas papučia, būrės tvarkoj. Mama, sako, mano dukra paukojo rupūžę. Galas grįžta, Agamemnonas jau galingas. Ir aišku, moteris gudrios. Tu galvoji, kad jis eina įsidėjo, tenai viena laukia, kad grįžtam, ten tas dėdas. Meilužį susirado. Ir gyveno laimingai, bet, sako, aš vis tiek tam dėdoj į kailį
Nu tai jinai, jį nubūbina, kaip sakant, susidoroja su juo. Nu tai tada, kas atsitinka, kerštas, tai tada sūnus Agamemnono, Orestas, turi nugalabyti mamą. Nors jis nieko dėtas, visai kitur gyvena, jokių santykių, bet jis turi nugalabyti mamą. O tada moteris Deivis šūkauja, jisai nugalabės, jis irgi gaus. Nu tai dabar ką daryti? Tai pasikviečia Atėnę, išmintingiausia moteris pasaulio istorijoje. Tai Atėnė sako, žinot ką, chebra, negaliu jūsų problemų išspręsti. Apolonas vienaip šūkauja, dievybė, Irinėjos moterų deivis priešingai šūkauja. Ir Atėnė sako, jūs supraskite, dievybės, Apolonas, aišku, visagalis, visa išmanantis. Deivės, visagalius, visa išmanantis, sako, ir vis tiek negalim išspręsti jūsų tragedijos. Blogiausias dalykas, kad dievai ir deivės reikalauja iš žmonių. Jūs puikiai. Mano pusėje, kiti mano pusėje ir peštynės tarp dievų. Ir žmogus įveltas į tokius dalykus, kad jinai negali išsivilioti. Arba išsiridenti iš tokių kivirčių. Tai Atėnė sako, padarysim taip. Jūs esat klaidingi, trumparegiai, prieš dievus jūs esat nulis, nes dievai viską supranta, viską žino. Bet atrodo, kad dievai ir deivės negali išspręsti. Kiekviena pusė reikalauja priešingų dalykų. Tai padarykim taip. Jūs iš savo grupės, iš savo žmonių išsirinkit patikimus žmonės, juos ir gerbėt. Ir tie žmonės bus jūsų išrinkti kaip teisėjai. Atsiminkit, jūs esat klaidingi. Tai va, pirmą kartą žmogus prisipažino, kad žmogus iš esmės yra trumparegis, klaidingas ir taip toliau. Bet sąlyga yra labai galinga. Jūs nutarkit, dabar bus Orestės teismas, ne, jūs patys nutarkit. Išrinkit tuos teisėjus. Ir ar Orestės kaltas ar ne. Bet tokie reikalavimai, kad jūs kaip teisėjai gausite visą bylą ir tada kiekvienas atskirai nutarsit. Apmąstysit tą bylą visą, nes jeigu jūs susibūrę nutarsit, čia gali kokia klika būti, vienu žodžiu, mes chebra, tu mano pusėje, tu palakiai mano pusėje. Tai sako, tada bus vėl visokios nesusitarimai. Tai geriausia atskirai nutarkit, tada sueinat ir nutarėt viešai, viešumoje, publikoje ir paskelbėt savo nutarimą. Pilnai žinodami vieną dalyką, kad jūs esat klaidingi ir jūsų nutarimas gali būti klaidingas. Tai būkit pasirengę savo klaidas pataisyti. Vienu žodžiu, jūs esat atsakomingi. Ne tik, kad jūs nutarėt, bet jūs esat atsakomingi už savo nutarimus. Ir jeigu nutarimai yra klaidingi, jūs turit pakeisti savo klaidas. Ir kas yra įdomiausia gal, tai tada tenai yra pusėse didžiulė, tai kaip tas askilėjus tos tragedijos. Ir tada yra Atėnės miestas, džiaugsmingai šūkauja visi, bet
Ateina ir sako, dabar kitas reikalas labai svarbus. Mano mieste, Atėnuose, sako, įmontuokit dievybių įvaizdžius. Ne dėl to, kad jūs mus garbintumėt, bet dėl to, kad pamatytumėt, jeigu jūs savo nutarimų nesilaikot ir nesiskaitot atsakomybę, pakviečia dievus ir deivės į jūsų kivirčius, bus tragedija. Vienu žodžiu, kai mes pasikliaunam dievais ir deivėmis, čia mano dievas taip nori, mano dievas taip, tragedija, dabar žiūrėkit, kas darosi pasaulyje. ir tai čia buvo sukurta erdvė, tokos, ne? Kur žmonės patys nutarė, kaip elgtis, kaip tvarkytis, svarbus reikalai ir nepasikliauti jokiomis kitomis jėgomis. Ir žodžiu, čia gimsta ta filosofinė erdvė, kur mes turim ne tik teisę, bet pareigą diskutuoti kiekvieną klausimą, nes nieks nežino pilnos tiesos. Ir tada kiekvienas viešas klausimas bus viešai diskutuojamas. Nepasišaukus tenai, ar Homerį, nes Sokratas sako, nu gerai, Homeris poetas, nu kas yra poetas? Tai užgavo į kailį visi poetai. Na, ne taip blogai, bet nutarta buvo, kad kiekviena dievybė, kiekviena galinga tezė turi būti apklausinėjama. Ir tai sakau, gimsta vieša erdvė. Antras dalykas, atsakomybė, tas svarbiausias dalykas, tai irgi graikų mitologijose pasirodo figūros, kai pasirodė kaip tas ta kova Agona. Zeusas kovoja prieš savo tėvą Chronos ir laimį, bet kas jam padeda? Jaunuolis, Prometėjus, ne? Iškovoti. Nu, tvarkoja, jisai, jaunuolis, sako, na, čia gal geras valdovas, o Zeusas, diedas nukvakęs, nutarė išleisti įstatymą. Užpykęs, kad žmonėms negalima ugnies, ne? Tai Prometėjus sako, ką, ponas, žiūrėk, čia durinystė. Žmonėms reikia ugnies. Čia blogas įstatymas. Tai kokia jo pozicija Prometėjaus? Aš remiau Tironą, padariau klaidą. Ir aš tą klaidą atitaisysiu. Jis pavogė ugnį ir grąžino ugnį žmonėms, vienu žodžiu. Jisai sako, aš esu atsakomingas už mano klaidas. Ir pirmą kartą gyvenime žmonijos istorijoje, kad žmogus, jaunuolis, sako, aš padariau klaidą ir Zeusas pats, man nesvarbu, kokios aukštybės tenai būtybės yra, aš su juo nesutinku. Ir mano apklausinėjimas Zeuso yra toks, kad aš paimu iš jo ugnį, atždėjau ugnį ir grąžinu žmonėms. Vien žodžiu. Ir kas yra iš tikrųjų tada, jisai, kaip atsakomingas, jisai sulaužė įstatymą, aukščiausios dievybės įstatymą. Bet, kaip atsakomingas, sako, aš padariau klaidą. Ir jisai nereikalavo iš savo žmonių. O dabar sekit paskui mane, aš būsiu vadas ir taip toliau. Sako, padariau savo pareigą, atlikau ir viskas tvarkoja. Tai čia irgi atsakomybė už mūsų veiksmus, už mūsų nutarimus ir mūsų klaidas. Tai, sakau, čia esmiškas žmogus, tai yra protingas, bet taip pat yra trumparegis, klaidingas ir todėl reikia tokios viešumos, kur visi svarbus klausimai gali būti viešumoje diskutuojami,
kontestuojami ir visi įstatymai, nepaisant kokie jie būtų, gali būti pakeisti. Tai čia ta jau vadinu polis, politinė vieta. Ne? Tai dabar kitas dalykas, jeigu kas nors iš jūsų rašote politinėje filosofijoje, labai griežtai kalbant, įeisime tos variantus vėliau, griežtai kalbant, yra bendruomenės, įvairios bendruomenės, ir juose nėra politikos. Jos yra ir grupės, karaliai, teokratija ar autokratija, nesvarbu kas, ar prekybininkai valdo ir taip toliau. Ten nėra politikos. Ten yra viena jėga valdo, kiti turi paklust, jie nori gyventi. Tai, pavyzdžiui, sakydavau, nacių politika arba sovietų politika. Politikos ten nebuvo. Ir negalėjo būti, nes nėra viešumos. Sėdi su kuoka, pareiškia ir viskas, ir tylėki. Nesakyt, kaip bėga jaunuolis Maskvoje sovietų laikais ir šaukia Brežnevas idiotas, Brežnevas idiotas. Areštavo. Į teismą kaltino. Kodėl? Nes jis išdavė valstybės paslaptį. Ja, tai va, vienu žodžiu, viešumos nėra politikos. Nes politika kaip tik yra bendruomenė, kurioje visi piliečiai turi dalyvauti. Ne taip kaip aš noriu ne, balsuosiu gal ne, yra pareiga ir atsakomybė. Tai pirmas žingsnis į filosofiją buvo sukūrimas tos viešos erdvės, kur bet kas turi teisę ir pareigą. Jūs gal matėte tą filmą Agora, jau buvo išleista. Matot, pavojingiausias dalykas žmonijos gyvenime yra filosofija. Nes mes ne tik domimės viskuo, bet mes taip pat nebijom sakyti, ponas galingas esi ir visa kita. Bet kaip Sokratas sako, aš turiu klausimėlį. Yra filmas išsuktas prieš daug metų, nežinau, jūs gal Žilvinai tu radai Basas Atėnuose? Barefoot in Athens. Jo, radau. Patį filmą radau, bet neradau jo, kur pasižiūrėti. Radau, kad toksai yra sukurtas. Aha. Reikės... Tai yra pasakytas. Taip, Peter Ustinovas, aktorius puikus, inscenuoja Sokratą. Tai jo toksai gyvenimas ironiškas, pajuokaujantis ir visa kita. Ir visuomet ką nors pričiumpa. Tai jau jisai kaip filosofas, nors neturėjo nei doktorato, nei rašė straipsnius, bet jis dabar negautų darbo niekur akademijoje. Kur savo laiką, kiek išleidai straipsnių, nei vieno netikęs. Neina Basas, dar daugiau. Tai tenai jisai filmai yra vienas dalykėlis, kaip tenai užpuolė, kad tu Sokratė esi išdavikas, Atėnų prieš Spartą, tenai kare. Mūsų priešas esi, tai Sokratas sako, gerai, bet dar mes nenutariam, kas yra priešas ir kas yra draugas.
O, nu gerai, tai nutarkim. Nu tai kas yra priešas? Sokratas sako, priešas gal yra tie žmonės, kurie tau nori blogo. Taip, būtinai. Draugai nori man gero. Taip, būtinai. Tai sako Sokratas, mano draugai sako, kad aš esu šioks toks mąstytojas. A tai tiesa? Ne, tavo draugai tau meluoja. Tikrai, juk tu joks mąstytojas. O mano priešai sako, kad aš esu durnelis. Ar taip yra? Taip yra, tu esi durnelis. Tai ar gerai man sužinoti, kad aš esu durnelis? Aišku, gerai. Tai va, tai dabar išeina, kad mano priešai, kurie sako, esu durnelis, sako tiesą apie mane, man daro gerą. O mano draugai, kurie sako, aš esu filosofas, man daro žalą. Sako, pradėjom, kad draugai nori gero, o priešai nori blogo, dabar viskas apsivečia aukštyn kojom. Tai viešas diskursas, nes Sokratas jau labai mėgo išjudinti publiką. Nu, apie tai kalbėsim vėliau. Tai va, tai pirmas dalykas reiškia, kad visa filosofija, be išimties, jeigu bus filosofija, tai yra politinė. Vien žodžiu, viešumos pareiga filosofijos. Ne tik teisė, bet pareiga. Nepaisant, kas sako iš kokios tribūnos, atleiskit jūsų aukštenybę, aš turiu klausimą ir aš turiu klausimą teisėtai, nes jūsų tezė gali būti ne tik apčiupinėjama, bet gali būti klaidinga. Vien žodžiu, tai ta erdvė, kurią atidarė Atėnė, sukūrė savo miestą, yra vieša erdvė, yra pareiga filosofijai tą erdvę užlaikyti. Viešomis diskusijomis, nepaisant ten Platonas, Aristotelis, tenai kiti gali sakyti, ką tik nori, bet jų teiginiai bus apklausinėjami. Tai va, tai čia, sakau, filosofijos uždavinys yra ta vieša erdvė. Ir ne tik kaip aš noriu filosofuoti, aš turiu pareigą. Aš turiu pareigą ir aišku pyksta, kad apklausinėja dievybės, ne? Mūsų Dievas, kaip ir drįsta apklausinėti mūsų Dievą, ne? Jis visagalis, visažinis, nu tai gal jisai yra, bet tu ponas gal nežinai. Pats, kuris teigi, kad tavo Dievas viską žino. Kaip Kierkegaardas jau šiame gale tos filosofijos, aš nežinau, ką tas begalybė nori iš manęs. Būtų toks, pretenzija, kad aš kalbu aukštybės vardu, kažkai kokios. Gerai, tai va, tai čia atsivėrė ta viešuma, ta erdvė, kuri yra filosofijos pradžia. Yra net, čia netikras dalykas, Britai sugriovė Atėnės statulą, nes pagonių deivė, nu ką, negalima. Įžeidimas mūsų, tenai kažkai kokiam kitam žmogeliui. Tai toks įvykis pietų valstijos Amerikoje, tai yra Georgia, Kentucky, Tennessee ir Mississippi ir visos kitos, tai labai aršūs krikščioniai, tai yra evangelistai. Jie gali cituoti Biblijas visas, paragrafą kiekvieną, bet moteris Tennessee, ir taip pat evangelistės, nutarė, kad visgi deivės neturim, sako, reikia deivės. Tai pastatė pilno dydžio parteoną. Pilno dydžio. Ir prieš 20 metų, jau tas pastatė, bet prieš 20 metų pasamdė geriausius
kultūrologus, kalbininkus, menininkus ir nutarė, kaip Atėnė tikrai atrodė. Ir pastatė statulą Atėnės tam. Įeini tai iš kur tau 15 metrų galinga moteris, skydas iki lūbų, ietis, pelėda Minervos ant jos peties ir taip toliau. Tai įsivaizduokit, evangelistės moteris pasistatė sau deivę. Ir tik viena. Tai pasaulyje tik ten rasit Atėnę. Ja, tai aš neįsivaizdavau, kad ten muziejus, ten krikščionys ateina, tai jiems, va, kas čia daiktas, bet vis tiek joms reikėjo deivės, nes Marija negali būti deivė krikščionim, ten protestantams, nes buvo merga, reikėjo kažkam tėvui mergos, nešvarūs įvykiai ir viskas. Na gerai, tai sakau, ta pagarba pagonybei, nes, kaip sako, Atėnė pasakė, dievų jums nereikia, pasikliaukit patys savimi. Tai čia ir iki dabar yra ta įtampa tarp sekularizmo ir įvairių tenai galingų kultų, sekularizmas yra grinai filosofijos reikalas, nes jeigu įvedi kokią nors teokratiją, filosofija dingus. Ir mėgino filosofiją sužlugdyti tiek daug kartų, vakarų istorijoje ir taip toliau. Ir antras dalykas, aš irgi labai griežtai nusistatęs, galit klausinėti, gal aš klystu, aišku, kad tik vakarai turi filosofiją. Sakau, bet žiūrėkit, man čia jūsų indologai sako, bet rytai irgi turi filosofiją. Pavyzdžiui, mes Upanišadas turim, kozminė karvė maitina, tenai žvaigždynus ir taip toliau. Nu gerai, jį maitina, bet koks savo argumentas, nu čia. Matot, yra du dalykai. Filosofija neoperuoja teiginiais, operuoja klausimais. Gali pateikti ką nors, bet negali sakyti, nu, pateigė, tai aš nusilenkiau ir viskas. Nes jeigu nepaisant kur kas ko pasako ir sako, čia tiesa, ir visi sako, tai tvarkoj tiesa, tai filosofija net neprasideda. Buvo kartą prieš porą metų didelės diskusijos. Jūs atpažįstat, žinote tokį Vytautą Kavolį, ne? Vieną iš jūsų galybių. Ir buvo diskusija, kad Vytautas Kavolis, mano Amerikoje buvo antras geriausias draugas tarp lietuvių, ne? Lingis pirmas, o jisai antras, bet negali skaičiuoti. Nu tai nutarė šiandien susirinkime, kad Kavolis yra Lietuvos tikras Sokratas. Toleruoja viską. Nu tai aš nutariau, kad visgi čia kaži kaip negerai. Kas negerai, filosofiškai kalbant. Sociologas turi pareigą, kaip sociologas, peržiūrėti įvairias bendruomenės, jas aprašyti. Vienoje bendruomenėje tas galioja, kitoje kitas dalykas galioja. Vienoje bendruomenėje sako, čia mūsų tiesa, kiti sako, čia mūsų tiesa. Ir tada sako, bet Kavolis toleruoja visas tiesas. Tai jisai Sokratas. Jau leiskit, Sokratas labai domėtųsi, aha, jūs taip teigiat, tai prieš nutariant, kad visi turi įvairias tiesas, dar mes nežinom, kas yra tiesa.
tai gal pasikalbėkim, kas yra tiesa pirmą ir tada nutarsim, ar tie visi turi savo tiesas, ar visos tiesos yra tiesos, ar nuomonės, ne, tas skirtumas tarp nuomonės ir tiesos. Tai, sakau, Sokratas labai laimingas būtų, kad tiek tiesų yra, bet jisai vis tiek sako, aš nežinau, kas tiesa yra dar kol kas, ne. Ir tai dabar, sakau, postmodernybėje daug tiesų yra, kiekvienas, ką nori pasako, sako čia, kai deliuzas yra multidiskursyvumas, daug diskursyvumas, nėra vieno diskurso, visi kiti. Nu, į kas atsitinka? Bet yra viena begalinė substancija. Ir todėl iš tos substancijos žinai, kad tik yra vienas diskursas. Daug diskursas, taigi vienas diskursas. Ne? Yra begalinis Dievas. Nu, čia begalinė substancija, paskui kitas trupinai šalia begalinis Dievas. Nu, gali sakyti, ką nori tada, ne? Sakyčiau, yra begalinis agurkas, nu, netrumparegis agurkas, ką tik nori. Ar bananas. Ja. Tai va, tai sakau, filosofija yra tik vakarietiška, nes filosofijos uždavinys, kaip minėjau, yra klaust. Ir ne tik klaust, bet ir pačiam suprast, kad mano klausimai gali būti irgi klaidingi. Gal reikėtų pakeisti klausimus, ne? Nes pakeitus klausimus tie patys dalykai gali atrodyti visai kitaip. Kaip pavyzdžiui, mūsų filosofiniai klausimai, kas yra, kodėl yra. Ir mes išaiškinam, kodėl taip yra, ir mes suprantam, kas yra. Ir kartais tada ieškom pagal tuos klausimus visur tų pačių atsakymų, kas yra ir kodėl yra. Bet kartais paklausi kitokį klausimą ir tie patys tekstai visai pasirodo kitaip. Ne? Skaitai tuos tekstus, skaitai, pavyzdžiui, Tukidida, Polipenezijos karas ir viskas tvarkoj. Ir staiga tas karas nesąmoningas. Durnystė išvis, neįmanomas karas, bet kariau. Tai klausimas iškyla, nu, jeigu mes paklausėm klausimą iš visai kitos pusės, gal atsivertų kitas klodas. Nes vienas dalykas, tai jūs gal žinot, kas yra hermeneutika. Yra daug hermeneutikų, yra 13 hermeneutika. Yra išėjęs lietuviškai, ne? Gal skaitė. Aš tam, kur daviau disketę, tai yra 13 hermeneutika. Nes filosofiškai kalbant yra viena galinga tezė eina per visas, tai kad viskas yra interpretacija. Mes žiūrim per kalbos prizmę, ar kultūros prizmę, iki tokio taško, kaip Foucault sako, mes esam nulemti kultūrinės pasąmonės, tokia psichologizavimas, tai yra kaži kokia kultūrinė pasąmonė. Ir mes jos net nematom, niekada nematysim, bet mes operuojam pagal mūsų kultūrinę pasąmonę. Ne? Kalba, manieros ir taip toliau. Ir nors mes to nematom, aišku, yra privilegijuotų žmonių, kaip Foucault, kuris mato tą, ne? Tik mes realiai nematom. Net permatom to. Tai va, tai yra įvairių hermeneutikų, bet vienas tas klodas pagrindinis, tai kad viskas yra interpretacija. Tai reiškia, ir čia yra kontradikcija. Ne? Tai ir tavo yra interpretacija, kad viskas yra interpretacija. Tai gal ne viskas interpretacija, būtinai. Ja. Tai gerai, vis tiek mūsų tema, ne, dvilypiškumas. Ir ar galima iš jo įsikrapštyti kaip nors. Ir visi, kaip sakant, duoda pagarbą Platonui, kad jisai tą griežtai sukūrė.
Bet mes, aišku, ar sutiksim ar ne, kad yra dvilypiškumas, bet kiekvieną tezę reikės pagvildenti, ne? Va. Tai aš ir galit klausimų, kada tik norės, sakykit, nustok kalbėjęs, dabar čia durnystės visokios. Bet tas vienas dalykas apie hermeneutiką gali būti toks metodologiškai kalbant. Jeigu atsiranda tezės kokiam nors laike, tada sakai, paimti tą tezę ir per ją žiūrėti, kas atsitiko, kokie diskursai buvo, kokios diskusijos ir taip toliau, kokie įvykiai. Ir gal ta dabartinė kokia nors tezė atidarys ką nors tuose tekstuose ir sakai, aha, tai todėl tenai tai buvo kalbėta, todėl tenai buvo tas karas ar taip toliau. Tai gali būti didelė pagalba filosofijai, kad kai kurios tezės pasirodo ir atrodo dingsta, bet jos gali būti pavartotos kaip metodologija. Dar hermeneutinė metodologija, tai yra metodologinė hermeneutika yra labai galingas dalykas, nes reikalauja daug, kad mes suprastume tekstą iš savo konteksto, žodžiu, iš savo aplinkos. Ir suprasti vieną dalyką, kad hermeneutika nesuranda tiesą, bet parodo, metodologinė hermeneutika parodo, kas nepriklauso visomai tekstų specifinėme laike, pavyzdžiui, klasikinėje graikų filosofijoje. Kai pradėjai kalbėti apie tas filosofijas, atrodo, kad viskas aišku, bet žiūrė, kad visgi įvedė interpretaciją, kuri ten nepriklauso. Tai hermeneutika gali parodyti, kad tavo interpretacija tuose tekstuose visuose nepriklauso. Ne? Kaip jūsų žinomas, kad tai po velnių Heideggeris buvo labai išsišokęs, kad va, jis dabar surado pas graikus visai ką kitą klausimą ir taip toliau, kuris buvo užmirštas. Ir skaitai Heideggerį, buvo įtakingas žmogus, bet tada reikia pasikliausti kitais, kurie irgi tą tradiciją žino, tą graikų tradiciją. Tai aš turėjau dėstytoją Paul Wilpert, ten buvo Kölno universitete. Mane varinėjo, man davė pinigų, sako, važiuok, ten studijuot, nu, sakai, darysi, jeigu moka, tai reikia iškentėti. Na, tai jisai buvo geriausias žinovas graikų filosofijos Europoje tikrai. Jis buvo studentas Jėgerio, Werner Jėger buvo jo mokytojas, bet Wilpert užėmė 15 metų, nes jisai vieną žodį paėmė, jisai skaitė visus tekstus ir sako, Werneris, mano mokytojas, padarė vieną klaidą. Tai studijavo 15 metų. Vieno žodžio reikšmę peri agotų, kas yra gėris, Aristotelį ir Platono, ir parodė, kad visgi Werneris įnešė savokas, kurios nepriklauso. Tai aš jo klausiu, sakau, žiūrėkit, ką jūs galvojate apie Heideggerį? Ir graikus sako, tai ten Heideggeris. Sako, nieko bendro su graikais neturi. Ja. Bet matai, jo interpretacija, čia būties klausimas buvo labai svarbus jam. Ir dar įdomiau, svarbus todėl, kad pagal jo nuomonę tik prieš sokratiški, kabutėse, mąstytojai buvo tikri filosofai,
Ir kad tik prieš sokratišką kalbą ir vokiečių kalba yra filosofinės kalbos. Visi kiti neturi filosofijos. Aš kartą nuėjau aplankyti Heideggerį, buvo Freiburge, irgi studijavau. Dar buvo jisai gyvas, bet nebedėstė, bet manęs neįleido. Jisai buvo tas laiškas, humanizmo laiškas prieš technokratiją, prieš technologiją, čia uždarė visą būties klausimą. Tai aš nueinu į namą, pasibeldžiu ir žmona praverė duris, sakau, atleiskit, ponia, ar galiu pasikalbėti su profesoriu Heideggeriu? Ne, mano vyras dabar mąsto. Aš truputį duris pravėrus, spokso į televizijų Heideggeris. Ja, sakau, taip ir mąsto. Nereikia ten nuduoti, nieko tokio. Bet tai jam buvo klausimas ir kodėl aš sakau, kad tenai jūs skaitysit Heideggerį, gal jau skaitėt, daug iš jūsų, bet prisiminti vieną dalyką. Jis klausia būties klausimą. Jis skaito, kad tas yra pagrindinis klausimas graikams. Nieko panašaus. Tik vienas klausimas. Jau Platono, kur tas nepažįstamasis diskusija, būtis niekas, judesis pastovumas, paskui laikas belaikiškumas, yra 8 geniai pagrindinės, kurios į kiekvieną klausimą įsivelia. Būtis yra tik vienas. Tapatybės skirtumas. Derrida surado skirtumą. Viskas yra skirtumas. Va, tradicija nesuprato, kad yra skirtumas. Platonai buvo vienas klausimas iš daugybės kitų, ne? Ja, sakau, jūs, ponai, pasiskaitykit nors truputį. Matot, kas yra dabar akademijoje žiaurus dalykas. Tai kodėl tie, kabutėse, dabartiniai, aš juos vadinu psichologais, Foucault, Derrida ir kiti, nes kodėl jie tokie ypatingi, labai gerbiami, nes žmonės galvoja, kad prieš tai apie tai nebuvo kalbėta, nėra nieko skaitę, tai va, žiūrėkit, koks čia įdomus dalykas, apie skirtumą kalba. Pirmą kartą tradicijoje, nugi paskaityk tą tradiciją, tai pilna tokių dalykų, bet ne. Kaip japonai kalba apie, kad jų kultūra yra homogeniška, ne? Tai žino, kas yra. Bet nuo 50 iki 70 metų Japonijoje yra 700 knygų išleista, kas mes esame, kaip japonai. Bet niekada. Bet... Tai lietuviai viršys. Ir kas atsitinka, tai tada Derrida nutarė, kad nejaugi Japonai neturi skirtumų. Nu tai jisai surado, kad vakarai, aišku, tapatybė, daugiau nieko, o Japonai irgi steigė tapatybę, bet gal tikrai taip nėra. Nu tai jisai pradėjo šnekėtis ir nuvažiavo į Japoniją, jis surado, kad Japonai neturi tapatybės, nes kaimeliuose žmonės barasi, nesutinka. Aha, matot, yra skirtumų. Taigi, kiek Europoje kaimuose nesutinka. Čia bernai kaime su basliais mūždavosi. Iš tvoros išranda basliai, viens kitam per galvą. Ir čia tapatybė. Nu, tvarkoj. Bet sakau, tai tapatybės skirtumas, tai jau paprastas dalykas klasikiniai filosofijoje. Tai va, tai sakau, tai mes nebijosim klausinėti visų galiūnų,
Tai kodėl tas dvilypiškumas? Ir kodėl jisai taip galioja ir veikia gerai, nepaisant visokių priešų ir teiginių, kad jis nebegalioja. Gal mes išsirysim iš jo, nežinia. Bet tas išsidenimas nėra toks lengvas, nes kalba, pavyzdžiui, jeigu kalba turi daug įtakos, tai sporto treneriai, ne? Nu, mano komandos vyrai tvarkoj, fiziškai jie labai pasirengę, bet protiškai dar truputį slabni. Arba jau psichologiškai labai stiprus, bet fiziškai dar nestiprus. Psichologija ir kūnas skirtumas. Ir šneka. Nu, bet jie, aišku, treneriai, ką jie supranta, sako, nu vyrai, išrikiuokit pagal ūgį ratu. Kaip sako, krugom period, ne? Ratu į priekį. Nu, nieko tokio, čia apie Putiną susigalvojo, imperatorių. Gerai, nu tai pradėkim dabar tas dvilypiškumas ir visa jo problematika. Pirmas dalykas, tai aš operuoju argumentais, ne taip teigiu, ką nors, kad va čia taip atsitiko, kad mes turim tą ir tą dvilypę metafiziką. Ir be argumentų, be įrodymų, argumentais nėra filosofijos. Ne. Tai gerai, pradėkim nuo paprasto dalykėlio. Kai jūs dėstot gal jaunimui įvadiniuose kursuose ir jaunimas, aišku, nėra matęs tokio žvėrio kaip filosofija. Ir jie priversti, nes nu, pas mus tai yra reikalavimas, visi studentai į pirmokoje, ne, turi studijuoti filosofiją. Turi imti filosofijos kursus, ne, ten įvadiniai kursai, paskui logika, tas vadinam kūdikių logika, žinai, jeigu A tai B, jeigu B tai C ir taip toliau. Tai vadinam kūdikių logika, kad jaunimas kokie nors politikėliai pradeda šnekėti retoriškai ir kontradikcijų pilnai, niekas nesupranta, kad ten pilna kontradikcijų. Tai mes vartojam daug tokių dalykų iš gyvenimo, parodėt, kad kiekvienas teiginys gali nuvesti kažkokias durnystes, nepaisant koks ten autoritetas. Bet tai labai sunku dėstyti filosofiją dabartiniams jaunuoliams ir jaunuoliams, nes jie galvoja, ypač po tą įtaką dabar, kad čia mano filosofija, nu kokia tavo filosofija, ne? Čia mes turim privačias filosofijas, ne? Ir ką tu man pasakysi, ne? Čia iš mano perspektyvos, o iš tavo perspektyvos, nu, kalbėsime apie perspektyvą gan rimtai. Nu tai čia ir viskas. Ne, kaip treneris sako, nu, pagal mano filosofiją, žinot, jeigu nori laimėti, reikia daugiau taškų negu priešas. Surenka. Vau, pagal tavo filosofiją, tai galinga. Tai jaunimas ateina ir sako, nu, aš turiu mano filosofiją, ką man čia tam reikia. Tai dabar įtikink. Tai paprasti dalykėliai. Visi yra jauni žmonės įgūdę, kad mokslai, chemija, biochemija, visa kita įrodo savo dalykus. Ir tada reikia pradėti paprastus dalykus, kurie tuojaus atveria dvilypiškumą. Pastovumas ir pasikeitimas.
Na va, eksperimente, kur laboratorijoje, tenai chemija, pilsto, laisto, uždega ir visa kita. Ir kitą dieną mokytojas sako, pakartokim eksperimentą, kurį mes darėm vakar. Gerai, pakartokim. Ir visi žino, kad galima pakartoti. Ir nėra bėdos. Dar kartą pilsto, kartą uždega, sprogdina. Tai klausimas yra toks, ką jūs pakartojat? Ta medžiaga, kurią vartojat vakar, ji dingus. Arba pasikeitė. Tai ką jūs pakartojat? Sako, mes pameluojam. Aha. Tai kaip jūs pameluojat? Sako, skaičiais. Tai jūs ne eksperimentą pakartojat, bet skaičius pakartojat. Be skaičių jūs negalite pakartoti nieko. Tai va, tai ir ateina tas klausimas, iš kur mes tokius dalykus turim, skaičius ir taip toliau. Tai pradėsim su paprastais argumentais. Empirika teigia, visa empirika Platono laikais irgi, kad patirtis yra juslinė ir ką aš matau, yra tikra tikrovė ir kitos nereikia. Gerai. Tai paprastas dalykėlis. Aš nubraižiau rutulį ant sienos, nuražiau kitą, trečią ir ketvirtą. Ir visi sako, čia rutulys. Taigi vienas tokio didumo, kitas tokio didumo, vienam truputį kreiviau, kitam truputį tas linija arčiau prie rutulio. Visi skirtingi jusliškai. Ir ne vienas, ir net gali kiekvienas pasakyti, net empirikas, kad ne, va šitas savo yra truputį kreivas, pataisyk. Pagal ką aš pataisysiu? Aš matau, ką matau. Tai koks ten standartas gali būti, jeigu jo nematai? Kaip gali patobulinti ką nors, tą rutulį ir ką nors kitą, kad daugiau nieko nėra, ką tik matai? Ir kaip tu gali pasakyti, kad tas rutulys yra neužtenkamai tobulas? Na, iš kur tu tą gavai? Tai jau reiškia, kad matai ne tik, ką matai, jusliškai, bet matai truputį daugiau. Nes tas daugiau yra labai svarbus dalykas, nes mes per visą pedagogiką mokinam, kad yra truputį daugiau. Kaip mokslininkai teigia, buvo tavo miestelyje Kaune VDU kartą dėstė toksai Vaišnys Rimas, išėjo fiziką. Tai jis kartą mus mokina, parašė tokią formulę ir sako, šitą viską apima. Vau, tai mes įsižioję, bet apalpt beveik gali, kad jau viskas pasakyta. Tai sakau, žiūrėk, Rimai, ar jūs tą formulę gavot iš duomenų, iš empirinių duomenų? Ar užtenka duomenų? Sako, ne, pilnai dar neužtenka. Bet mes tikri, kad ta formulė galioja. Sakau, bet empiriškai kalbant, neužtenka duomenų, tai dar surasim. Tai iš kur jūs gavo tą formulę, jeigu duomenų dar neužtenka? Juk iš pirštų neišlaušė, ne? O, sako, tiesa, tu teisus, sako, tą formulę mes turim. Aha, sako, tą formulę surasim, kur ji yra. Sakau, kaip surasim?
yra smegenyse. Dar nesuradom, bet jau mes žinom, ką mes turime. Tai, sakau, Rimai, čia Platonas labai apsidžiaugtų, kad įrodai, kad tu žinai daugiau negu tu empiriškai, jūsiškai žinai. Ne? Iš kur tu gavai tą? Tai sako, čia jūs filosofai kišantis į mokslo reikalus. Jūs tu, sako, reikia gauti doktoratą fizikoje, kad suprastum. Nu, sako, aš neturiu to. Buvau inžinierius kartą, net dirbdavau dėl pragyvenimo. Paskui į akademiją tai nebereikėjo dirbti. Mes akademijoje nedirbam. Kaip paskambino Alfonsui Vileigiui, sakau, Alfonsai, ką dabar dirbi, sako, ai, tas durnas. Mes nedirbam. Mes rašinėjom, ką norim, ir dar durniai mums moka už tai. Ne, jis man nesakė durniai, sako, ir dar mums užmoka. Ja, tai va, tai toks dalykas. Tai pirmas klausimas, kad atrodo tarp empirinių variantų, jūsų neįmatomų, pasirodo kažkas, kad jūslės negali to pasiekti. Nepaisant, kaip tą rutulį nubrėžia, tenai geriausią instrumentą, vis tiek bus neužtenkamai tobulas. Ne? Vis tiek reikės sakyti, va, šitas brūkšniukas truputį storesnis už aną. Ir tada klausimas iškyla, tai ką mes matom? Mes matom dvilypiai. Matom jūsišką dalyką ir matom ką nors daugiau. Net jau dabar jūs gal gyvenote analitinėje filosofijoje šiek tiek, tai dabar analitikas suprato, kad bet kokia nors hipotezė, moksliška net, nes jiems mokslas yra viskas, visgi sako daugiau, negu mes turim davinių. Tai iš kur tas daugiau? Negalima teikti, kad tas yra iš kalbos. Kas sako, nu, čia yra kalbos savokos kalboje. Jūs turite, daug kas kalba, kad kalba turi savokas. Ten gramatika, sintaksija ir taip toliau. Tai to jau Sokratas sakytų, aha, tai viskas kalboje, nu, tai gerai. Bet dar mes nenusprendėm, kas yra kalba. O viskas kalboje. O kas ta kalba? Ir vienas dalykas, reikės mums priprast prie vieno labai dalykėlio mažo, kad kiekviena tezė, nepaisant kas ją pareiškia, turi būti stumiama iki galo, iki jos principų. Ir tada žiūrėti, ar tie principai užtenkamai išaiškina visus kitus teiginius. Ne. Tai jeigu mes sakom, kad tas savokos yra kalboje, tvarkoj, tai nutartum, kas kalba. Ir dabar vėl einam prie jusliškumo. Jeigu viskas yra jusliškai, tai ir kalba turi būti jusliška. Negali per kabutėse užpakalinės duris prikraut, ko jusliškai kalboje nėra. Už dyką gali. Vėliau alaus turėsi. Va. Tai va. Tai čia aš matot įvedu ir modernius argumentus 20 amžiaus, bet tas pats galioja ir klasikiniai filosofijai.
Tai jeigu kalba turi sąvokas ir jau teigia, kad viskas yra jusliška, tai pažiūrėkim, kas yra jusliškoji kalboj. Daugiau nieko, tik jusliškas. Yra, kringeliai kokie nors tenai parašyti, ne? Ir jie skiriasi. Mano rašyba neįskaitoma, nes jau senai nerašiau su ranka, ir kitų kitokia, jusliškai. Nes kiekvienas sakinys, negu aš sakyčiau, parašyčiau lietus lyja ir dabar už momentų vėl parašyčiau, būtų visai skirtingai jusliškai regimi tie ženkliukai. Tai kur ta sąvoka? Jeigu sakyčiau, tai kalboje, tai darydavo, mes esame logocentriški ir taip toliau, kalba garsai. Vienas sakinys labai greit sakau, kitą labai iš palengvo, vieną tyliau, kitą garsiau. Kur ta sąvoka? Sakau, lietus lyja. Aha, tai jūs girdit garsus. Kur ta sąvoka? A jį šlapia? Nueini į lauką, lietus lyja. Aha, tai čia sąvoka, ne? Bet vakar kitaip lyjo, tai kur čia sąvoka? Vienu žodžiu, reikia paklausti labai griežtai, jeigu turit tezę, kad viskas yra jusliška, aš irgi tą kontestuosiu, nebijokit. Čia tik tai pradedant filosofiškai kalbėti. Jeigu turit tezę, kad viskas jusliška, ir Platonas sakytų tvarkoj, aš duodu jums teisę sakyti, kad viskas jusliška, tai neįveskit nieko daugiau. Ir parodykit, kaip jusliškai kalbant, randasi kokią nors nekintantį tapatybę. Nes atsiminkit, jau yra Heraklitas, tuose laikuose Pantarėjai, viskas juda. Arba Zeno, kad nieks nejuda. Mes ten diskutavo, kad Zeno, aišku, Agoroj turgavite, jisai diskutuoja savo tezę, kad judesio nėra. Išneka ir jam žiauna už stygo. Sako, daktarai, mano žiauna nejuda. Kas tvarkoj, nejuda. Nieks nejuda. Tai visuomet galim sokratiškai pasijuokti, kad žmogus teigia, nori judėti, kad sako, nieks nejuda. Ja. Tai kiekviena tezė turi būti stumiama iki paskutinės. Tai jeigu kalba turi sąvokas ir jeigu nagrinėjam kalbą grynai jusliškai, tai mes jokios sąvokos ten nerasim. Ne? Tai gerai. Tai tada visgi randam, kad be sąvokos negalima kalbėti. Paskiau kalbėsim apie reikšmes, reikšmių tinklus, kada klausimai kalbos reikšmės iškyla, bet tas jau 20 amžiaus dalykai, bet dabar klausimas, jeigu yra duota per juslės jusliškumą kas nors kita, tai klausimas yra, kas tas nors kitas. Tai Platonas argumentuoja, kad nepaisant kokį jusliškumą mes turim, nepaisant kokio, kaip sakom, geriausios akis, geriausia klausa, visgi nerasim, grynai kalbant, jokio tapatumo, jokio pasikartojimo. Kaip tas Liotardas, aš noriu paklausyti, sako, bet kai mes kalbam, yra tapatumai, iš kur tapatumas. O, sako, čia labai lengva išaiškinti. Jisai postmodernistas. Labai lengva.
Tapatumas pasirodo, kada mes ką nors pakartojam. Aš tą sakau, dar ne tapatumas. Kitą sakau, dabar jau pakartojau tą patį, ką sakiau pirmiau. Jeigu pirmiau nebuvo tapatumo, iš kur dabar antrą kartą pakartojau, sakiau tapatumą. Jau yra daleista, kad toks dalykas pasirodo. Ne? Bet tos prielaidos negali sakyti, kad tik pakartojus yra tapatumas. Ne? Jeigu pakartojai, klausimas, ką pakartojai. Gerai. Tai va, tai tada iškyla klausimas, tai jeigu yra ta kita duotis, kitas klodas, tai reiškia, mes turim ir tą klodą suprast ir mes diskutuosim tą klodą, kad visgi pirma nuoroda to kito klodo, kad tas klodas yra pakartojamas ir pastovus. Čia be jokių dar metafizinių spekulacijų, ne? Yra pastovus ir jisai yra prieinamas. Jei nebūtų prieinamas, mes negalėtume sakyti, va, kad čia yra pakartotinas dalykas, yra invariantas vienas, tai mes negalėtume iš viso apie tai šnekėti. Bet jeigu tas pasirodo kaip fenomenas, tai reiškia, mes matom daugiau negu empiriškai. Gerai. Tai ką dabar mes matom daugiau negu empiriškai. Tai čia jau Platonas įveda kaip po pirmą reikalavimą, kad visgi jeigu diskutuojam ir randam tą tapatumą, pakartojimą, tai tas pakartojimas nėra juslinis, yra idėja. Tai sakau, jeigu kas nors pasaulyje, kai keliaujat, sako, mes irgi turim idėjų, aš sakyčiau, atleiskit, čia jau kalbi vakarietiškai, Platono kalba, idėja, savoka yra vakarietiški žodžiai ir kiti tų neturi. Tai jeigu jie kalba filosofiškai apie idėjas, tai jau yra vakarietiški, pasiskolinę. Ne, aš tyčia, kai keliauju, tai tyčia kur nors sako, va, ir, nu čia Lietuvoje, sako, va, ir tenai, afrikiečiai turi savo filosofiją, ir aborigenai turi savo filosofiją. Tai mes negalim tik dėtis, kad tik vakariečiai turi filosofiją. Tai jau atsakymas labai toks keistas. Atleisk. Ponas, esi rasistas. Kaip rasistas. Ar jie savo vietovėje turi tokius žodžius kaip filosofija? Ne. Tai kodėl tu užkrauni savo vakarietišką kalbą ir ant jų, čia vienu žodžiu, juos įžeidi. O ir jie krikščionys, ir jie, bet tai įžeidimas. Kodėl man primest jiems filosofiją, kurios jie neturi nei kalboje, nei kitur. Žodžiu, nu, kai sakyti, visi yra tokio pat lygio ir jūs esate tokio pat lygio, mes greitesni Kenijoje, mes laimim maratoną, kodėl jūs norite tokios lygybės mums primest. Tai va. Tai, sakau, jeigu jie neturi, tai negalima jiems primesti iš mūsų pusės, kad mes va jums parodysim, kokia jūsų filosofija, ne? Ja. Gerai. Tai va, tai grįžtam dabar, tai jau čia pirmas žingsnis į tokį dvilypiškumą. Kad pasirodo kas nors, pavadinta idėja, Husserlis vadino eidos, truputį kitokio pobūdžio negu platoniška idėja, bet arti to. Ir klausimas yra, kad jeigu mes tos idėjos nematom empirinėme pasaulyje, bet vis tiek mes suprantam, kad yra duota, tai ta idėja ar
arba net einant per Platono tą visą sistemą, arba skaičiai, matematika negyvena empirinėme pasaulyje. Tai tą pavadino, čia yra topos oritos, čia vietinis pasaulis, empirinis, ir paskui topos noitos, tai yra proto pasaulis. Bet dabar kitas dalykas. Jeigu mes sakom, kad yra invariantai pakartojami, reiškia pastovumas priklauso tiems invariantams, tai pastovumas ir pasikeitimas. Pastovumas nepriklauso empiriniam pasauliui, priklauso idėjoms. Tvarkoj. Tai dabar mūsų empirinis gyvenimas, kūniškas, nepaisant kaip, koks tobulas jis bebūtų, jis irgi yra empiriškas. Tai jeigu žmogus kalba, kad mato idėją, tai jisai, čia implikuoja Platonui ir kitiems, tai tas būtybė, tas žmogus turi turėti visai kitokį klodą suvokimo negu empirinis klodas. Ar smegenis, ar kas kita, nesvarbu. Nes empirinėme klode mes kintam. Mūsų smegenys kinta. Mūsų regėjimas kinta. Nusičiaudai ir 100 000 smegenų celių išlekia pro nosį. Va, ir nečiaudykit per daug. Velniai iščiaudžiau savo visą protą. Nebeliko. Tai reiškia, kad mūsų fizinis gyvenimas negali matyti idėjos, nes nusičiaudau, visai kitoks regėjimas bus. Bet kodėl aš galiu sakyti, aš dar kartą matau tą pačią idėją. Tai kas ją matė? Ne empirinis asmuo. Tai turi būti naujasis, turi būti protas, kurio galios yra skirtingos nuo kūniškų galių. Ne. Tai reiškia, mes turim dvilypę būtybę, kūnas ir protas, ir jie visai skiriasi. Tai čia įeina beveik kosminis klausimas. Jeigu pasaulyje viskas kinta, viskas pantarėjai, Heraklitas tvarkoj, tai idėjos ir mūsų įžvalga į idėjas nekinta. Aišku, gali būti pastovių žmonių, labai mano kolega Kojima Hiroshi Japonijoje, kad dėsčiau, tai auditorijoje aš kalbu apie sunkumą išlaikyti žmogaus tapatybės, savo loginę tapatybę, aš tas pats, tą problematiką. Pabaigiau, tai jisai sėdi, sako, aš, kai gimiau, buvau toks pat, dabar esu toks pat ir mirsiu toks pat. Kokia tavo nuomonė? Sakau, tu tikrai niekada nepasikeisi. Ne, sakai, Buda sėdi zen žmogus. Jeigu jis nutarė, kai jis nekinta, jis nekinta. Ja. Kalbėsim ir, sakau, rytuose irgi yra filosofijų, neskirtingo nuo mūsų, nes jos yra pasiektos per diskursus, o ne taip teiginiais. Čia yra viena kozminė karvė, du kozminiai jaučiai, nežinau, kiek jų yra. Tai
bus kas kitas. Yra, pavyzdžiui, Nagarjuna Indijoje, irgi maždaug graikų klasikinius laikus, irgi lygios diskusijos kaip Kanto, laiko problematika ir taip toliau. tą galim irgi įvest, bet taip bendrai, kad būtų reikalavimas filosofijos viešumoj, to nėra. Ja. Tai gerai, dabar mes turim tokį dalyką. Yra laikiškas pasaulis ir belaikiškos idėjos. Dar mes negalim teigt, turint tą fenomenus kaip idėją, ar ne idėja rutulio, ar taip toliau, nesvarbu, ar idėja, kad 2 + 2 yra 4, ar idėja gėrio ir grožio ir taip toliau, tas nesvarbu, bet interpretacija, kurią kartais įneša, sako, aha, tai idėjos nekinta, tai reiškia jos amžinos. Dar nepasirodo jokia amžinybė. Jos nekinta. Aš jas galiu pakartoti. Bet aš negaliu padaryti tokio spekuliatyvio šuolio, kad jos yra amžinos. Platonas niekada nesakė, yra achronon, belaikės, bet ne amžinos. Čia jau kažkas kitas įvedė kažkokią dievybę, kad va dievybė yra amžina ir idėjos yra dievybės prote, ne? Amžinos, tos idėjos patampa amžinomis. Tai amžinybė dar nepasirodo. Ir kitas dalykas, dar filosofijos argumentuose reikia truputį atkreipti dėmesio. Atsimenat Parmenidą, jisai keliavo ieškoti būties. Atsimenat, jaunuolis sėdo į karietą, Heliadės karietą ir žirgai įveda. Ir ta dikasinė, ne deivė, tai tiesos ar teisybės, teisybės. Ir jam rodo, kaip keliauti. Ir, ten sako, vienoje vietoje sako, achronon, akinestetoton ir taip toliau. Ir mes irgi interpretacija, metodologinė interpretacija, hermeneutika labai svarbus tose reikaluose. Ir mes nutarėm ir vertę į lietuvių kalbą, Parmenidą ir į kitas kalbas. Aha, tai dikasinė rodė, kad būtis yra achronon, akinesteton ir taip toliau. Žodžiu, achronon reiškia be laikis. Akinesteton be judesių. Bet vieną žodį mes visuomet praleidžiam, nes dikasinė nesakė, kad čia yra būties ypatybės. Sakė, tai yra semata, nuorodos į būtį, o ne būties ypatybės. Vienu žodžiu, skaitai, yra ženklas Vilnius, ne? Sakai, aha, Vilnius. Tas ženklas patampa likant ta savybė Vilniaus, ne, yra nuoroda. Parmenidoje būtis nebuvo amžina ir nebuvo nejudanti, nuorodos į būtį buvo tokios. Ir kada kalba pasikeitė, patapo nebe nuorodoms nurodyti ką nors, bet pasikeitė kaip apibūdinimas ką nors, tada būtis yra amžina, nejudanti ir taip toliau. Tada kalba padarė iš būties, iš tų nuorodų sematą padarė ypatybės. Bet Parmenidoje nebuvo ypatybės. Nuoroda nėra ypatybė daikto. Yra mažų pirštų. Mano pirštas rodo į duris, tai reiškia, mano pirštas yra durys. Arba kokiam nors durų
kaip pasakyti, savybė ar ypatybė. Ja. Tai gal galima pasakyti, kad idėjos tiesiog yra tokios kaip proto raštas, kaip raidės, proto raidės. Ja. Ir štai jų kombinacija yra įvairiai įmanoma, tiesiog aprašyti būti. Ja, tai bet tai mato tas dar vieną, paskui, kai įkeliausim į kitokius dvilypiškumus, dar vienas dalykas, kad kai mes kalbam apie idėją, sakau, čia rutulys, ne? Yra mes turim rutulio idėją. Tai rutulys, kurį mes nubraižom. Arba net sakai, aš turiu rutulio idėją. Ką turi kaip rutulio idėja yra nuoroda į idėją, kuri nėra apskrita. Platono idėja rutulio nėra apskrita. Mūsų protas, mąstantis apie rutulį, nurodo į idėją, mūsų gal įvaizdis koks nors, mūsų racijų, kaip sakant, gal turi, kad va čia yra rutulys, yra apskaičiuojama, 360 laipsnių, taip toliau, bet tai nėra rutulio įvaizdis, tai yra nuoroda į rutulio idėją. Idėja nėra apvali, nėra apskrita. Tai Platono idėjos nereiškia, kad jos yra kažkokie įvaizdžiai. Mes nurodom į idėjas. Net ir tas mnemesis, atmintis, kaip galėsim kalbėti apie tai, kad mes turim, reikia atsiminti tas idėjas, kurias mes matėm savo protu, kažkada. Ir kad mano atmintis nereiškia, kad nurodo į mano patirtą rutulį. Mano atmintis turi įvaizdį, gal net ir tobulą rutulį, bet ką tas rutulys nurodo, nėra rutulys. Platono idėjos nėra apskritos, nei skaičiai, nei taip toliau. Ja, tas ypatingas dalykas, nes mes, kaip paskui Dekartas, ne? Viskas yra mano prote, visos idėjos, ne? Tai ieško apskritos idėjos savo prote, ne? Idėja, ko nors yra nuoroda į tą, ko nors, tas koks nors nėra tas pats, kaip mano idėja, mano prote, jeigu iš vis tokių yra pas mane. Aš jokio proto neturiu, tai dar geriau. Aš sąmonė. Net galim kalbėti apie sąmonę. Bet tai skirtumas tarp nuorodos ir kas yra nurodoma. Gerai, tai tas jau Parmenidas tą žinojo, bet mes kaip kalba pasikeitė sintaktišką kalbą ir tada kiekvienas sakinys reiškia, ką aš sakau, yra kokia nors daikto ypatybė. Aš sakau, stalas yra žalias, tai aš išreiškiu stalo ypatybę. Ne nuoroda į stalą, bet ypatybę. Tai tada jau pasitarė, kaip tie būdvardžiai, taip toliau patapo apibūdinimas daikto, o ne nuoroda į daiktą. Ja. Tai čia tas sutapinimas kalbos su daiktu patapo. Platonas taip negalvojo, bet paskui tie stoikai, viskas gramatologija visa, ne? Nes kada filosofija buvo sunaikinta, naujos dievybės, tai visi, kurie norėjo studijuoti filosofiją, studijavo filologiją. Visi žinojo, studijuojam tekstus kaip filologai, mes neklausėm, ar tie tekstai ką nors sako apie tiesą, ar kontekstuoja ką nors. Ne, mes
skaitymas filologija. Nu, tai buvo leidžiama. Tai buvo daug filologų. Bet aišku, tada klausimai iškyla, nu, ką filologai gali studijuoti raides ir sudėliojimą, bet ar filologai žino tiesą? Jiems nesvarbu. Ne. Tai vėl filosofija iškyla. Nu, kaip tie, nežinau kaip jos vadinti, tėvai, Dykumų. bažnyčių tėvai, ja. Kaip jie, nu, žinot, filosofai buvo uždrausti. Kodėl? Nes jie pagonys, heretikai. Nu, žodžiu, jie neskaito tikro teksto. Ne? Jie kalba apie gamtą, kalba apie protą, taip toliau, bet kai jau viskas išaiškinta, ne? Nu, tai uždrausta. Nu, bet tada atsitinka toks dalykas, irgi yra hermeneutikos problematika. Iš tų lemiančių tekstų, jūs vadinate Biblijas, Evangelijos ir taip toliau, nieks nežino, kas tenai juose yra. Nors sako, kad žino. Nuduosiu pavyzdį. Kartą pakvietė toks universitetas mane, tokia davė kėdę, sako, čia sėdėsi ir dėstysi, ne? Labai geri pinigai, tai kur, jeigu tik mokat. Bet tam universitete, tam pačiam miestelį Lynchburgo, Virginijoje, toks pastorius Falwell pasistatė savo universitetą, bus evangelikų universitetas. Bet neturėjo akreditacijos. Tai jis turėjo siųsti savo studentus į tą Lynchburgo universitetą, kur mane pakvietė, savo studentus. Ir vietiniai paskelbė, kad toks atvažiuoja čia dėstyti humanistas. Tai čia kai bulė raudona. Humanizmas, daugiau čia tik tais žmonių gyvenimas, daugiau nieko, nu tai aš nuvažiavau susitikti su lektorium. Ir atlėkė tas pastorius. Apžiūrėti mane. Sako, ar tu tiki į žodį? Sako, kurį žodį? Kurį žodį? Tikrą žodį. Sakau, aš negaliu tą sakyti, nes nežinau, ar kas nors žino tą tikrą žodį. Kaip tą? Nu, kiek aš suprantu, tenai buvo kalbama aramėjiškai, hebrajiškai truputį, bet paskui visą tai buvo parašyta graikiškai ir lotyniškai. Jisai žiūrė, sako, aramėjiškai, graikiškai. Sako, jeigu angliškai Jėzui buvo užtenkama ir man užtenkama. Ir viską. Nesuprantu. Tai sakau, tai tada tie tėvai bažnyčių, ne? Nu tai vienas taip prašo, kitas priešingai. Ir barasi. Nu, ką daryti? Reikia tada sutart. Ir tada reikia logikos. Kad nebūtų tarp kontradikcijų. Grįžta filosofija pro užpakalinės duris. Tai va, tai filosofija vėl tam įsigelbėjo ne savo jėgomis kartais, bet reikalais kitų, kurie negalėjo išvengti filosofijos. Ne. Tai va, tai sakau, nors išvarė filosofus Justinas iš Atėnų ir degino knygas, tai vienas interpretacijos būdas, jeigu nesutinki su tekstu, tai sudegini. Ne, čia yra hermeneutika. Ne, aš interpretuoju tavo tekstą taip, net klaidingas, turi dėti. Irgi yra interpretacija. Tai irgi tik vakaruose buvo knygų deginimas, paskui, aišku, perėmė tą ir komunistai, ir naciai, ir Mao Tse-tungas tą perėmė, deginam knygas, ne, interpretacija. Ja, tai va, bet šitą
klausimas to kalbos. Semata nereiškia apibūdinimas, nereiškia nuorodos. Ir nesutampa, apie ką kalbi. Aš kalbu apie tą, bet mano kalba nėra ypatybės to daikto, apie kurį kalbu. Gerai, bet tas, aišku, yra priimta, kad kalba yra aprašymas daikto, ne apibūdinimas daikto. Arba ko nors kito. Tai va, tai vienas dalykas, tai idėja Platonui nėra, rutulio idėja nėra apskrita. Tas topos nuojautos, ta vieta, proto vieta, pilnai visokių figūrų. Ten rutuliai laksto, tenai 2+2 laksto ir taip toliau. Tas čia yra mūsų mėginimas kaip nors įsivaizduoti arba suprasti mūsų jėgomis. Ja. Gerai, tai, kaip sako, atmintis. O viskas yra mano atmintyje. Aš atsimenu savo šunį. Tai sako, va, turi įvaizdį. Tai čia ne atmintis. Įvaizdis yra dabar. Atmintis ko nors nėra tas daiktas. Yra nuoroda, kas buvo, bet ne įvaizdis dabar. Nes mes kalbėsime, kad tas dvilypiškumas yra galingas, kad mes turim atmintį ir atmintyje randasi visokie dalykai. Kaip net jūsų mokslininkai kalboje sako, kompiuteris turi atmintį, jame įmontuota daug atminties. Kompiuteris nieko neatsimena. Ten barba visokie judesiai ir viskas, ir tenai atminties nerasi. Tik mes sakom, aha, va čia tas buvo įrašyta vakar. Kompiuteris nesako, čia buvo įrašyta vakar. Ja, gerai. Tai tas, čia tai ta pastaba, kad negalvokim, kad Platono idėjos yra kokie nors įvaizdžiai ar figūros ir taip toliau. Tai, gerai. Dabar toliau. Kaip minėjau, achronon belaikiškas, bet nereiškia amžinas. Nes nieks negarantuoja, kai mūsų nebus, ar tos idėjos nebus regimos ko nors, nes jos neturi jokio įvaizdžio, neturi vietos. Kai topos nuojautos, tai yra topos vieta, bet nereiškia vieta, kad mes nusiųsime ekspediciją ir tenai surasime, ne? Kai sako, Eugenijus, mano mokytojas buvęs Freiburge, kalbant apie laiką ir erdvę, sako, čia mokslininkai sako, nusiųsim ekspediciją į Marsą ir surasim laiką. Laiko nieko nerasim, nors laikas visuomet galioja. Ir kai nusiųsim ekspediciją, surasim Platono idėjas, ne? Nieko jų nerasim. Tai yra didelė problema, nieko nėra, nieko nerasi. Tai reiškia, kad mūsų protas, kuris jas diskutuoja, negali būti kur nors. Negali būti laike. Yra belaikis, irgi nesakau amžinas, paskiau padarė amžiną va. Protas reiškia nekūniškas, tai reiškia gyvens amžinai. Tas jau čia yra spekulacija įvesta iš kitos tradicijos. Tai kaip dabar mums sujungti tą dalyką, ten yra protas, mato idėjas, bet tas matymas nėra matymas, nes nėra daikto kaip idėja, ne kaip atrodo idėja. Tai tas regėjimas negali įeiti į mūsų kūnišką veiklą. Nes atsiminkite iš principo, jeigu mūsų kūniškumas išvis negali derėtis su idėjomis, kūniškumo jie tenai smegenys ar kas kita, neprieinamos idėjos, tai protas, kuris regi kabutėse idėjas,
negali būti kūniškas. Niekur jo nerasi. Kur yra protas? Ir kaip jis atrodo, negali atrodyti, nes nėra įvaizdžių. Kūniškume rasim įvaizdžius, ar ne, ar rutulė ką kitą, ar smegenų funkcijas, bet protas neturi tokių, neprieinamas tokiais įvaizdžiais. Tai dabar, kaip tą protą į tą kūną sujungti, ne? Kaip suvietinti protą, kuris neturi nei vietos, nei laiko. Tai čia, kaip jūs tą spręstumėte, tai aš čia nežinau. Bet, tai teologams čia yra didelis dalykas, nes jie siunčia žmoniją į pragarą kentėti, bet kūnas jau dingęs, kūnas numiręs, tai ką siunčia, nusiunčia tą dvasią, tenai protą, bet tas protas neturi jokių kūniškų ypatybių, tai kaip jį nukankinsi tenai. Degini 2+2, ne? Kurį deginam tą tobulą rutulį, kuris net atrodo kaip rutulis, kaip sudegins. Ai, nesakykit prelatams, išvis mane iš Lietuvos, sakės, žinai, pagoniai tokie diskutuoja dalykus. Ja. Bet be Platono nebūtų buvę krikščionybės irgi, tenai amžinų idėjų, taip toliau, pakrikštijo Platoną. Atsimena Dantę, ne? Prie pragaro vartų sėdi Platonas, Aristotelis, Sokratas, nesmagu, jie tokie galinė juos degintų, padus, ne? Pragare, tie varčiai žmonės labai daug nusipelnė. Ja. Gerai, tai va, dabar išskiriam protas, kūnas, idėjos, daiktai. Ir jie galingai skirtingi. Ir dabar, aišku, Platonas kalba metaforomis, kad kaip aš tas idėjas pasieksiu, gyvendamas čia, per tą dvilypiškumą, nu tai argumentas yra toks, kad daiktai, kiekvienas daiktas turi savo formą, morfė. Žmogus turi savo formą, kaip žmogus, beždžionė yra beždžionė. Aišku, dabar žmogus yra truputį atsistojusi beždžionė, nieko daugiau, dar su kuoku didelė. Matėt, Erdvės Odisėja, kur beždžionė įsigijo kuoką ir patapo žmogum. Evoliucijos šuolis. Ja. Tai yra surūšiavimas pagal idėjas. Ne? Žmogus turi savo esmę, skirtingą nuo kitų gyvūnų ir nuo kitų daiktų, tenai medis ar žvaigždė, ar liūtas, ar taip toliau. Nu, tai tada galima sakyti, jeigu aš matau žmogų, tenai ką kitą, ir tas žmogus, ar liūtas, primena man, kad aš mačiau tą žmogaus idėją esmiškai. Argumentas toks. Eini į gatvę, nepaisant galėjo ir kitur būti, mes esam jusliškai skirtingi. Įvairovė. Nei viens, ką mes matom, nesutampa su kitur. Skirtingi. Bet sakau, ten žmogus.
Tai vėl empirikos klausimas. Jeigu čia žmogus, tu žmogus ir tas žmogus ir tas žmogus, tai kur ta tapatybė tarp jų? Mes labai skiriamės. Ir norais, ir talentais, ir spalvomis, ir svorio. Visą nerasi nei vieno žmogaus, kad būtų net ir nuklonavęs, nerasi to. Nes genetiškai kalbant, klonuosi 4 kartas ir jau bus visai subūkęs dalykas. Ne? Tai va, neturim tapatybės, bet sakom žmogus. Tai dabar išaiškint, tai reiškia, kad tas žmogus per jį, per šitą empirinį įvaizdį, aš matau jo esmę. Bet jo esmė, kurią aš matau protu, o ne kūniškai, nesutampa su tuo žmogum. Nes jo kito žmogaus esmė, kaip esmė, irgi yra belaikė, beerdvė. Tai reiškia, ką aš matau, tai aš turėjau matyti prieš man patampant kūnišku. Mano protas matyti gyveno tarp tų idėjų ir todėl kiekvienas daiktas, ar ten žmogus, ar liūtas primena, kad aš kadaise tikrai mačiau grinai kieno nors esmę. Aš matau esmiškai, ne? Mat, pagal šitos argumentus mes nesurandam ko nors per empirišką apibendrinimą. Nes empiriškas apibendrinimas yra neįmanomas iš keletos klodų. Pirmas, kiekvienas, sakau, labai skirtingi, jeigu nelabai, tai vis tiek. Kaip Diogenas juokėsi iš Platono, kad kartą Platonas sprendė, kad žmogus yra beplunksnis gyvūnas. Beplunksnis. Dvikojės beplunksnis gyvūnas. Tai Diogenas nupiešė vištą ir įmetė į Platono dievą, sako, čia tavo žmogus. Beplunksnis dvikojės. Va. Tai gerai. Tai tada kiekvienas daiktas primena, ką aš jau žinau. Tai reiškia, kiekvienas daiktas atstovauja idėjai. Man nereikia bendrinti, ką aš mačiau. Vieną žmogų, kitą žmogų, trečią, ketvirtą, penktą. Dabar aš nutariau, kad visi žmonės yra dvikojai. Nu, aš visų nemačiau. Bet subendrinimas. Bet klausimas tada, iš kur aš gaunu per tą daugybę skirtumų tą bendrumą. Jeigu aš gaunu per abstrakciją, matai, kad kalba, kad aš abstrahuoju iš tos daugybės kokią nors savoką, tai tada savoka patampa tą tapatybę. Ne tie empiriniai skirtumai, aš matau, bet savoka. Ir tada vėl mes einam ratu ir sakom, aha, tada savoka yra mano teiginyje. Kad visi žmonės yra dvikojai, yra teiginys. Bet tas teiginys, kaip po empiriškai garsai, neturi jokios savokos. Yra garsai. Vienu žodžiu teigt, kad mes turim
pažįstam daiktus ir pažįstam daiktus subendrindami, tai subendrini sakinys nėra bendras. Sakinys yra unikalus, kiekvienas. To bendrumo nėra. Platonas sakytų, aišku, nerasi to bendrumo. Iš principo. Panašumus gali rasti, ne? Bet iš principo bendrumo nerasi. Tai reiškia, užnugarėje jau įvedi idėją ir tada prieš bendrinant jau matai tame individe. Per jį matai tą esmę. Iš principo. Tai reiškia, kad mes žiūrėdami arba į žmogų arba ką kitą, jis patampa truputį per matomas. Vis pasirodo tas daugiau. Ne tik va, Jonas, Petras, Marytė ir Onutė ir taip toliau. Mes per juos matom esmę. Ką daugiau. Tai va čia filosofiškai kalbant, iškyla toks klausimas empirinio permatomumo. Aišku, empiriškai mes negalim permatyti. Aš negaliu sakyti, aš skersai žiūriu, kaip Supermanas per visą planetą, kas ten darosi kitoj pusėje, ne, kas ten darosi Kinijoje. Ten žmonės ant galvų stovi, mes tik tai gerai stovi. Tai galvo žemyn. Kaip jie nenukrenta. Kai Galilėjo pareiškė, kad planeta skrieja apie Saulę, tai prelatai taip įsigano nusigrėbė už medžių, kad jų nenupūstų. Vėjas pakilo didžiulis, ai. Ja. Gerai, tai va. Tai čia aš argumentuoju Platono naudai, ne? Ir žiūrėsim, ar kitaip bus galima išaiškinti, bet dabar tas klausimas sekantis. Atmintis reiškia tada, aš ką atsimenu, kaip pavyzdžiui žmogaus esmę. Aš turėjau jau ją matyti, kabutėse matyti, kitame gyvenime, proto gyvenime, ne. Tai čia jau kalbant apie atmintį, reikėtų jau pastebėti tokį dalyką, platoniškai kalbant. Kad nors mes kalbam, kad aš mačiau kadaise tas idėjas, mano protas buvo tarp jų, bet nereiškia, kad tos idėjos buvo praeityje ir kad mano protas buvo praeityje. Nes atsiminkit, pirmas argumentas, nei idėjos, nei protas, jie nėra laike. Tai atmintis nereiškia, kad atsimenu, kad buvo, man primena, kas visuomet yra. Belaikiška, bevietiška. Ne. Tai ta Platono argumentai apie atmintį, Sokrato argumentai, kad tikrai aš atsimenu, ką mačiau. Tai atmintis gali būti nebereikalinga, nes aš matau, ką matau, kas yra belaikiška. Kūnui reikia atminties, kas buvau, kas skaudėjo ir tenai, kur buvau ir taip toliau, ką valgiau. Bet protas neturi atminties, nes kas duota yra duota belaikiškai. Ir tas protas negali būti, apie jį negali kalbėti laikiškai, kad jisai turi atminti, kai jam nereikia atminties. Tai mato tiesiai esmę. Todėl nebijokit, kai pradėsit senti, jums sako, atmintį praradęs, nesvarbu iš vis. Atsigręžė į Platoną, sakai, Platonai, duok rankytę, mes dabar abudu šnekėsimės.
Ir ja, šią atveju, palauk. Jūs nepažįstat gal Agnieška Juzafovič. Išleidžiu dabar kažkokią knygą, tai rinkinį. Tai kokį straipsnį parašiau. Filosofiškos laiko kelionės. Kaip filosofom laikas toks nerūpi, nors rūpi, nežinau, kada ir kas rašė, bet aišku, reikės pakelti transcendentalinę plotmę, tada jau visai bus krakas. Tai dabar va taip. Aišku, ne? Jeigu neaišku, nebijokit, aš kalbėsiu vokiškai ar kitaip. Aš kartais patikrinu, ar studentai klausosi. Aš šneku, pradėjau kitą kalbą kalbėti. Visi tyli, ne? Sakau, miega. Paskui kas nors sakė, o, tai kodėl jūs pradėjot angliškai? O, tai apsibūdo kalbas. Ja. Galime beje kažkas pertraukėlės daryti kavos ar kažką tokio po kelias minutės. O, jeigu norite, čia jūsų seminaras, ne mano, aš čia... Jums turbūt reikės kalbinės. Aš visuomet dirbu už alų ir kavą. Tai gerai. Man pinigų nemoka, tai visuomet sakau, nors alaus gal truputį kalbą. Ja, galim kavos, jei norit, bet kur jos gausim. Tai čia neįvykimas. O raštinė? Ne, tai yra kavinė, žinai. Aha, o jei yra kavinė, galim nueit? Jo, tai galim iš tikrųjų 2 valandas, man atrodo, mes jau... 15 minučių kokį. Nu gerai. Jo, tai turbūt ne. Va. Aha, matai, kaip liuba į kokią dėdą mūsų apuoti.